Sveiki, čia Ekovizija Žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Žinome, kuo kvėpuojame, žinome, ką valgome ir dar matome debesis, kurie tampa egzotika pramoninėme pasaulyje, sako Eglė Aukštakalnytė Hansen. Pagaliau pabuskime ir pasakykime, kokia ta Lietuva gera, švari ir mes turime ją globoti, saugoti, bet tokia linkme. Taip pat laidoje. Pirmieji saulės modulių gamintojai Lietuvoje ir ateitis be iškastinio kuro. Galite nuvažiuoti ir pervalkos ir jūros ir labai, kaip sakyti, tokiom socialiniam reikmėm integruoti moduliai. Stovi 3 moduliai ant viešojo tualeto ir pompuoja vandenį su siurbliu į tą viešojo tualetą. Tam nereikėjo kloti per kopas kabelio. Tai čia pirmas lietuviškas, sakykime, toksai pasirodymas, kur gali būti. Jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, tai laida Ekovizija Žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesiui pokalbis, tad dabar trumpa dosjė. Eglė Aukštakalnytė Hansen, aktorė, baigusi mokslus Lietuvoje, tačiau jau daug metų ji čia tik poilsiauja. Ištekėjusi už Soreno Hanseno, ji išvažiavo su juo pradžioje į Rusiją, vėliau į Keniją. Dabar Eglė su šeima gyvena Kinijoje, Šanchajuje. Eglė garsėja savo visuomeninę veiklą, ji daug rašo, daug fotografuoja, dėsto, yra išleidusi knygą Mama Afrika. Labdaringa veikla jai taip pat nesvetima. Mes gyvename saugiai. Žemė, ant kurios stovime, nejuda, į ją nesikėsina vandenynai. Mes matome debesis, naktį, žvaigždės. Žinome, kuo kvėpuojame, kol kas dar žinome, ką valgome. Ir skiriame tikrus kvapus. Žinome, kuo kvepia žemė po lietaus arba žydinčios liepos. Visą tai turime vertinti, sako Eglė Aukštakalnytė Hansen. Ši moteris jau senai gyvena kasdienybėje, kurioje nėra debesų, nėra žvaigždžių ir nėra tikrų kvapų. Kviečiu žiūrėti. Man Lietuva yra be galo ekologiška valstybė. Tik Lietuvoje žinau, ką valgau, ką geriu ir kuo kvėpuoju. Bet gyvenate dabar Kinijoje? Šiuo metu Šanchajuje gyvenu. Ypatingai iš tokių egzotiškų kraštų kaip Afrika ar Kinija, tarkim, Azija. Gali pamatyti, kuo ta Lietuva graži ir kuo mes iš tikrųjų turėtumėm bent pažvelgti kažkaip kitaip, pavyzdžiui, kad ir žemės ūkis, taip. Mes visą laiką buvom žemdirbių tauta, bet tai nereikia gėdytis. Ta prasme, ką mes turime derlingas žemes. Ta prasme, mes turime gėlo vandens resursus didžiausius, kur ateityje, aš manau, vienas iš pagrindinių verslų gali tapti gerimo vandens, mineralinio vandens, kaip dabar, žinai, supranti, vienas yra komforto sąlygos, savokos. Po 20, 25, 30 metų jos gali būti, žinai, supranti, komfortas, ta prasme, gali tapti gerimas mineralinio vandens, nes jo nėra. Arba jisai sunyksta. Mes turime tikrai tokius miškai mūsų. Aišku, daug kas gali man prieštarauti. Mes tokia įsilavinusi tauta. Kad mums neužtenka būti vien tik tai ir mes gėdėjamės tos žemdirbio etiketės ir taip toliau. Bet tai nereikia gėdytis nieko. Mes tai turime. Tai yra mūsų turtas. Mes protingų žmonių tauta. Tai valio, vadinasi, mes galime pabandyti pažiūrėti į tą pačią žemdirbystę visai kitaip. Sukurti ekologiškus, gerus produktus, kas dabar ir vyksta, man labai patinka jaunimo, iniciacijos ir iniciatyvos, už sveiką maistą, visų tų priedų priežiūra, pokalbiai visuomeniniai ir taip toliau, tai yra puiku, man atrodo. Bet tai visas tas eko kaip mada, eko kaip judėjimas, eko kaip galvojimas apie save, apie savo sveikatą, galbūt apie aplinkos apsaugą. Tai juk yra pasaulinis judėjimas visame pasaulyje. Ar Kinijoje tai nėra taip labai... Ne, tai yra, ypatingai šiuo metu yra labai aktyvus susirūpinimas. Todėl, kad kylant pragyvenimo lygiai, žmogus pradeda galvoti
apie save. Pirmiausia, jisai natūralu, jie labai nori daug darbo, dirbti, uždirbti, todėl kad išlaikyti šeimą, pasirodyti prieš visuomenę, draugus ir taip toliau, kas Lietuvoje šiuo metu ir vyksta, ta prasme. Vyksta savęs išreiškimas ir dabar noriu turėti darbą ir puikų darbą ir gerai uždirbti ir, žodžiu, pasirodyti. O toliau vystosi vėlgi tada, kada atsiranda, kad ir nedidelis, bet pastovios įplaukos, tada, žodžiu, pagalvoju apie kokybę, ta prasme, kiek žmogų reikia, gal tau nereikia ten didelių, prabangių automobilių ar dar, ta prasme, kad susikurti tą komfortą, kada iš tikrųjų rūpinėsi savimi, savo sveikata, savo išsilavinimu, savo apsiskaitimu, nes išsilavinimas netenka tokios didelės prasmės. Apsiskaitimas, žinios, ta prasme, tavo erudicija tampa prerogatyvų. Taip. Be galo įdomus buvo nutikimas Kenijoje, kada vienas masajus pasakė, ta prasme, kad masajų tikėjimu kataklizmai, gamtiniai kataklizmai į jų žemę ateina kas 10 metų. Žodžiu, jie pasakė, kad maždaug šiuo metu, nuo 98 iki dabar, iki 2011 metų, kataklizmai jų žemę paliečia kas 2 metai. Kataklizmai tai vadinasi arba potvynis, taip, arba, žodžiu, arba sausra. Tai prasme, kad anksčiau buvo kas 10 metų, taip, dabar kas 2 metai. Taip. Gamtinės. Taip. Ir jie kitą dalyką suvokia ir jie patys įvardė, kad viena iš pagrindinių vėlgi, jie nėra žemdirbystė besiverčianti tauta, bet, tarkim, jų kaimynai yra kikujai ir jie irgi įvardė, ta prasme, kad derliaus sodinimas maždaug nusitęsė 2 savaičių laikotarpis. Ta prasme, jeigu jie sodindavo balandžio 1, tai dabar sodina tai balandžio 12 ar 14. Ta prasme, kad derliaus, nes ten, kadangi... Žemdirbystės principai keičiasi. Taip, žemdirbystės tiesiog laiko atžvilgiu jie pamatė, ta prasme, kad keičiasi laikas, pasistumėja. Kitas dalykas, niekada jie sodindami, sėdami, jie visą laiką labai bijo pasikeitimų, todėl kad labai daug atsiranda nenumatytų šitų tokių iššūkių, bet klimatinių iššūkių, kada staiga praūžia labai stipri liūtis ar labai stiprus uraganas, kai atsiranda tornadai, tie viesulai, kur niekada prieš tai nebuvo. Bet tai įdomu, nes iš principo apie ką mes dabar šnekame? Šnekame apie masajų tautą, kuri gyvena kažkur Kenijoje, Afrikoje ir tai nėra kažkokie tai labai raštingi, technokratiški. Ta prasme, tai yra primityvi gentis ir jie klimato kaitą ir sistemą jie jau pastebi ir apskaičiuoja ir mato. Taip. Mes iš principo gyvename dideliuose miestuose, mes dar ginčiamės, kad čia nieks nesikeičia, čia viskas taip pat, čia yra labai daug skeptikų, kurie net netiki, kad tas klimatas Ne, aš tai tikrai esu, ta prasme, aš tikiu tai žmonėmis, kurie sako, kad tirpsta ir iš tikrųjų gal tirpsta, aš turėjau omeny, kad tirpsta. Taip, tirpsta. Tirpsta ozonas. Taip, daug kas ir tiesiog, vėlgi kalbant apie ledynų tirpimą, ta prasme, nežinau kaip keičiasi, ar tai yra mokslininkų, kurie sako, tai yra natūralus ciklas, ta prasme pasikaitos, kada žemė atšalo ar žemė įkaito, dėl to mes turėjom skirtingose amžiuose, skirtingas eras, kur atsirado dinozaurai, kur žmogus įsivystė ir taip toliau. Ar tai yra natūralus planetos ritmas ir tiesiog ateina istorinis laikotarpis, ar tai yra žmogaus veiklos padarinys? Man atrodo, kad galbūt, manau, kad žmogus griauna pats save, ta prasme, kad augdamas ta pažanga priėjo iki tokio taško, kad šiuo metu kyla klausimas, ta pažanga pasaulinė, kur jinai veda į savęs susinaikinimą ar savęs išgelbėjimą.